Labas rytas visi, tad judame link Kroatijos. Visi atsikėlėm, pailsėję, išsimiegoję, naktį mūsų užpuolė didelė audra. Daug žaibavom, tad buvo sunku miegoti šiek tiek, bet praėjus audrai vėl ėjom miegot ir ryte dabar atsikėlėm visi pilni energijos ir judame link jūros. Liko 340 km iki mūsų vietos, kurioje pagal viską turėsim apsistoti. Ten apsistoję, susiruošim ir važiuosim prie jūros į paplūdimį. Pasimaudyt, pasidegint, pailsėt, nes visa kelionė tikrai vargino. Ugnė varės prisigert. Biški. Pakeštavot. Paregauti. Nu ką čia? Padegustuoti. Jo. Tad susitiksim arba apartamentuose, arba paplūdimy. Mūsų kelionė sustojo šiuo metu. Stojame į kamštį. Navigacija rodo, kad kamštis truks ne 10, ne 20 minučių. Ne pusvalandį. Ne pusvalandį. 57 minutės stovėsime kamštyje, kaisime. O desperada jau į pabaigą. Esame užstrigę prie sostinės Zagreb. Tad šiuo metu temperatūra yra net, automobilis rodo 31. Mes kepam, o šiuo metu yra 10 ryto. Ate, Ugne! Ate! O mes judam biškiuką, važiuojam. Jinai kažkur ten. Kaip tyčia judėt pradėjom. Kaip jinai spės atbėgti? O, Dieve. Nu tai kilometrą bėgimą darės. Aš jas nematau. Tai va. Įsėda į kitą salę. Jinai telefoną dar paliko. Labai to. Jinai eina toliau. Nevaiskia. Bėga. Pareina. Pavargo, padus. Tu skruzelių tiesiog kalną, seni visą koją sūnę. Nerekomenduoju, nebandykit namuose. Aš tai be žodžių, be telefono išėjo. Tiesiog išlipo autostradai. Kamšti. Kodėlgi ne, tiesiog. Bet taip gerai dabar jiem telefoną. Mačiau kaip kritau, nevaldžiau savęs. Prašiau iš kitų skanesnio vandens.
nesikeisti, ar bijoti, kad tave užkaus stiklų. Pasiklysti, abejoti, juk meilėje nėra ribų. Gerai, filmuoj. Mane taip. Pagaliau išvažiavom iš Kamščių. Stovėjom 3 valandas praktiškai vienoj vietoj. 2,5 valandos važiavom 10 kilometrų ir 20 kilometrų važiavom dar valandą. Tad tikrai atsibodo, visi sušylę, pavargę, be galo karšta. Judam link jūros. Pagaliau poilsio šiek tiek gal gausim. Liko dar 200 kilometrų. Tai tikimės kuo greičiau pasiekti jūrą. Kasdieną būna, o tu dar įsitai, įsikibus laikais. Per kūną, šiurpuliais. Kasdieną būna, o tu dar įsitai, įsikibus laikais. Įsikibus tu laikais, nes buvai po pelenais, o dabar tu ištrūkai, save tu pažinai. Sustojom degalinį užsipilt kūro. Kūras gan pigiai, euras 3,7. Panašiai kaip Lietuvoj, lyginant su prieitom šakam. Bet maistas ir gėrimai dešrainis, mažutis kažkoks su vienu padažu. 3 eurai. Jo. Geras nuotaikos. Štat paskaliai valgo. Žiauriai. Mama. Ką sakyt? Sakyk, jau prakaito jūra galėčiau. Tad sustojo. Ką? Aš jau pradėjau kalbėti. Sėsi? Çol bol bu çeliği. Ką sakyt? Nu, kas sustojo degalinėj. Kaip aš gerai atrodau, ne? Nu, tu pažiūrėjai į save. Tad sustojom degalinėj, spylėm kūrą, užvalgėm, pailsėjom, nes keliavom, nesustojo praktiškai 5 valandas. Tai pavargė visi, prasimankštinam, viską prasiūdinam ir važiuosim toliau. Yra likę apie 100 km iki mūsų viešbučio. Jeigu įleis mus, apsistosim ir važiuosim prie jūros, jeigu ne, tiesiog važiuosim prie jūros maudytis. Be galo karšta, laukia 32 rodo automobilis, kepino saulė kaip turi būt, bet nuotaikos geros, dabar užvalgė visi laimingi, važiuojam toliau. Filma darom. Filmuoju, atspaudė. Ai, gera kokybė. Ar noriu rėkia? Tai filmuoju. Atspai. Filmuoju. Ai, gerai filmuoja. Ne. Tu pareikia trupatį. Nu jau ramiai važiuoju. Neskubėk, filmuoju. Filmuoju. Mes filmuoti. Filmuoju, kaip tu filmuoji. Gerai, filmuokit rankas. Filmuoji rankas. Kol kas dar 2. Gerai, nebefilmuoju. Kodėl nebefilmuoji? Kodėl nebefilmuoji? Tai pradėsiu lėko rankas. O, filmuoju. Rankas. Filmuoju.
Sveiki visi dar kartą. Pagaliau atkeliavom į savo vietą, kur galėsim pailsėti, pamiegot, nusiprausti, susiruošti ir važiuoti prie jūros. Tai štai kaip atrodo visas įėjimas. Čia yra durys, turim šiokį tokį staliuką su staliukais, viską labai cute. Ir įėjus turim draugus. Taigi didžiausiai. Turim koridorių, čionai tokį mini saloną, čia visa virtuvė, Veikiantis šaldytuvas. Viskas veikia, jis jau nebelabai veikia turbūt. Tada priešais, pirmas kambarys yra dvigulio lova, štai taip atrodo, galima pasisveikinti, sveiki. Tada keliaujam čia, koridorius ir vėl sveiki. Nukryto ten kažkas. Nukryto paveikslas. Wow. Jo. Tada yra... Sigunda. Tada yra kitas kambarys, 2 lovos, 2 spintelės. Tada keliaujam čia. Štai čia yra skalbimo mašina net. Yra vonia, tabletas, vėl veidrodis. Toks visai nieko, tikrai padorius. Net įsivaizduokit, mes turim savo personal gymą. Imagine. Ateinat kačioj ir einam mergyčių. Paskambinkit. Trenerio Ugnė. Savo mokslą. Tai štai toks būtų turas. Jau, draugą susiradai? Все, vežas jau į Lietuvą. Galvoju, gerai. Nenoriu į Lietuvą. Visus planus. Neški mašiną. Ne, tai ir Nu jau Nešk, davai. pasirašai. Važiuojam. Tikslas pasiektas. Krakės jūrą pasiekiau. Mes čia. Jo, kaip vanduo. Vanduo toks. 10 iš 10. Tikrai 10 iš 10. Skaidrus, gražus, šiltas. Koks jausmas naujau. Sūru. Labai sūru. Labai bangos mėto. Žiauriai bus bangos mėto. Prižiūrim Ugnę, kad nenuneštų. Jo. Dar vieną, didelę. Geriau negu vyčionės. Tikrai geriau. Bet tik šičia. Kainos skirtumus, iki galo nevyksmas. Žaidžia su akmenukais, nes smėlio nėra. Kasi duobę. Radau rudą akmenuką ir jis minkšta. Nedėk į burną. Nedėk į burną. Nenoriu. Noriu skaldymų. Nojau. Lama, tai tu kranta labai lengvai neša. Nojau, ne. Vadinu, kelkis
kelkis nuo dugno. Kelkis. Noriu duok ranką. Labai skanus vanduo per nosį, ypač Vytautas. Vytautas be burbulių. Iš Kazanės. Nu, sakė vairuotojas, kad iki Nidos važiavo, tai aš nežinau. Nu jo, buvo idėja Nida, buvo, jam gal užstrigo, kad mes pakeitėm planus į Kroatiją. Tiesos ne ten nuvedė. Ai, ne tą pažymėjau turbūt, gali būti. Nu, bent jau pripažįstat klaidas. Jo, gali būti, ne tą pažymėjau. Aha. Ir dabar atsiradom Kroatijoje. Negaliu sakyti, kad gailiuosi, ne. Gera klaida, gera klaida. Pametėm ugnę. Liepk ugnę, tu gali. Važiuojam. Liepam. 1, 2, 1, 2.